Sveiki sugrįžę, mėly klausytojai. Antrojoje paskaitos dalyje mes aptarsime bronchinės astmos diagnostikos jau praktiškai būdą, algoritmą ir gydymą stabilios bronchinės astmos ir paūmėjusios. Kalbėjau daug, dabargi ką rekomenduoja vienos iš paskutinių praktinių rekomendacijų, kaip įvertinti, kad žmogus serga bronchinę astmą ir tą ligą diagnozuoti. Štai visų pirma, įtariame, kad žmogus serga bronchinę astmą, įvertiname klinikinius simptomus, tokius kaip nusiskundimas, bronchų reaktyvumo simptomus, bronchų obstrukcijos klinikinius buvimo požymius ir spirometriją. Ir jeigu tiek klinikiniai simptomai, tiek spirometrija sutampa ir tie duomenys sako, kad ne, bronchinės astmos tikimybė maža, bronchinės astmos kita vertus tikimybė didelė gali būti, jeigu yra tie požymiai, yra spirometrijos rodikliai ir diagnozė neaišku, kad kažkaip nėra tų požymių, kurie būdingai. Tai ką daryti, kai maža tikimybė? Pacientą tirti dėl kitos ligos. Kaip elgtis, kai diagnozė yra neaiški? Jeigu būklė yra nesunki, pacientas toliau tyriamas dėl kitos ligos. Nes kaip žinia, dusulio priežasčių yra labai daug. Tačiau jeigu yra diagnozė neaiški, o būklė yra sunki, taip pat kaip ir, kad yra didelė bronchinės astmos tikimybė, tai mes pradedam gydyti bronchinę astmą, bet kartais būna, kai diagnozė neaiški, gali būti pateisinamas skirimas bronchus plečiančiais vaistais, kasdienime darbe, išimtiniais atvejais ir kitais vaistais. Ir jeigu tas gydymas, taip sakoma, padeda, yra efektas, tokį gydymą tęsiam pagal bronchinės astmos pakopinio gydymo principus. Tačiau jeigu gydymas neefektyvus, aišku, toks pacientas turėtų būti toliau ištirtas. Ir jei mes diagnozuojame pirmą kartą bronchinę astmą, jį turėtume priskirti tam tikrai sunkumo grupiai. Tokia sunkumo grupė, kurią jūs matot prieš save skaidrėje, reikalinga tik tai vieną kartą, naujai diagnozuojant ir dar prieš tai negydytos bronchinės astmos. Ir pagal tos simptomus matote požymius, kurių nevardinsiu, nes jūs matot prieš save. Žmogus priskiriamas lengvai persistuojančiai, vidutinio sunkumo persistuojančiai, sunkiai persistuojančiai bronchiniai astmai. Labai retais atvejais, tikrai labai retais atvejais gali būti periodinė arba intermituojanti bronchinė astma. Ir esant tokiai situacijai, mes pradėsim gydymą. Bet prieš pradėdami gydymą turėtume išsikelti savo kažkokius tikslus. Ko mes mėginsime pasiekti? Koks mūsų bus gydymo efekto vertinimas? O deja, kol bronchinės astmos kilmė nežinoma, apie išgydymą neina kalba. Tai yra mūsų tikslas nėra pagydyti bronchinę astmą kol kas, nors norėtume to daryti, bet yra minimalūs ligos požymiai. Reti paūmėjimai ir vienu iš objektyvių rodiklių, kad tai yra neblogai, mes pasiekim, tai yra minimalus beta-2 ar kitų bronchus plečiančių vaistų poreikis. Labai svarbu prisiminti, jeigu mes gydom gerai, mums nereikia vartoti, mūsų pacientui nereikia vartoti beta-2, neribojamas fizinis krūvis, normalūs plaučių funkcijos rodikliai ir nepageidaujama vaistų poveikio beveik nėra arba jo visai nėra. Tai kaipgi mums pradėti gydyti 12 metų ir vyresnius žmonės? Tie principai vadinami pakopinės bronchinės astmos gydymo principai. Yra įvairių rekomendacijų, bet bendrieji principai yra tokie, kad visais atvejais išskyrus labai lengvą epizodinę bronchinę astmą, kuri pasitaiko ypatingai retai, gydymą pradedame maža inhaliuojamo gliukokortikosteroido dozę. Ir tokį gydymą pacientas turėtų tęsti ne mažiau kaip 3 mėnesius ir vėliau vykdoma kontrolė. Jeigu paciento būklė yra sunki ir obstrukcija yra, arba gydymas maža inhaliacinė gliukokortikosteroidų dozė yra neveiksmingas, tuomet gali būti 2 alternatyvos. Padidinti inhaliuojamo gliukokortikosteroido dozę. Šiuo atveju mes gydom patogeneziškai pačią ligos esmę ir vėliau suvaldžius uždegimą išnyksta
ar labai sumažėja ir simptomai ligos patys, arba maža inhaliuojamo gliukokortikosteroidų dozė ir ilgai veikiantis beta-2 agonistas. Visais atvejais, kai reikia, vartojami trumpai veikiantis beta-2 agonistai. Trumpai greitai veikiantis beta-2 agonistai, praktiškai salbutamolis. Ir toliau esant poreikiui, kaip matote, pakopa gali būti kilti aukštyn ir pasiekus kontrolę pakopa žemyn. Taip pat yra alternatyvinių vaistų, bet alternatyviniai vaistai tai yra jau gydytojų pulmonologo kompetencija. Kaipgi žinoti, kad mes gydome pakankamai sėkmingai? Vadinami yra bronchinės astmos kontrolės lygiai. Bronchinė astma gali būti kontroliuojama, iš dalies kontroliuojama ir nekontroliuojama. Jeigu jūs praktiškai turėtumėte ant stalo, po stiklu ar dar kažkur tokią lentelę, jums galbūt ir būtų lengviau tą kontrolę įsivaizduoti, kiek jinai yra adekvati. Tačiau praktiškai vien, kaip matote, čia remiamasi klinikiniais simptomais ir tik iš dalies plaučių funkcijos rodikliais, paprastai šiais laikais vien pasitikėti tą, ką sako pacientas, būtų galbūt ir ne visada verta. Todėl galimos tam tikros vadinamosios bronchinės astmos gydymo ir kontrolės strategijos, kuri gali remtis pagal plaučių funkcijos rodiklius, pagal bronchų reaktyvumo požymius ir pagal iškvepiamą NO, tai yra azoto monoksidą. Pakalbėkim trumpai apie kontrolę pagal plaučių funkcijos tyrimą. Kaip paskaitos pradžioj minėjau, PEF-metrija atliekama, štai tas prietaisas PEF-metras, kuris yra individualus prietaisas, nesudėtingas, santykinai nebrangus ir yra tikrai geras pagalbininkas. Rytą vakarą pacientas iškvepia 3 kartus šitą prietaisą ir išsirinkdamas geriausią skaičiuką pažymi specialiame grafike. Rytas vakaras. Ir pagal kreivę mes matome, pagal kreivę per mėnesį, per kelis mėnesius, ar ta kreivė yra panašiai tiesia linija, ar panašiai sinusoidė. Ir jeigu yra dideliais svyravimais laikoma daugiau kaip 20% per parą, reiškia, kad bronchinės astmos kontrolė yra nepakankama. Tai yra, kvėpavimo takai yra labai labilus, o jeigu yra labilus, tai kaip taisyklė, tai yra netiesioginis bronchų reaktyvumo ir netiesioginis kvėpavimo takų uždegimo požymis. Tačiau jeigu ta kreivė yra panaši į tiesią liniją, tai yra labai geras rodiklis, kuris sako, kad yra stabilu. Ir esant tokiai situacijai galima mėginti mažinti vaisto dozę, kai kurios vaistus nutraukti, tęsiant PEF-metriją ir tik tai paciento būklei blogėjant mes galime pamatyti, kad kreivė pradeda tapti panašiai sinusoidė arba žemėti eigoje. Ir tai yra labai geras kontrolės, paprastas kontrolės būdas, kurį tikrai labai jums rekomenduoju. Kitas gydymo būdas yra pagal bronchų reaktyvumo tyrimą. Yra atlikta įvairių tyrimų, be galo gerų nekomercinių tyrimų, kurie sako, kad jeigu mes gydom pagal bronchų reaktyvumo požymius, ne vien pagal tai, kaip mes paklausėm, kaip jautiesi, gerai, ar matom spirometrijos rodikliai yra normalūs, bet ir atsižvelgia į tuos klausimus praktinius, kaip kinta savijauta, ar atsiranda kosulys ir švokštimas tam tikromis aplinkybėmis, ar neatsiranda, atsižvelgia į tai, kad jeigu tie požymiai yra, didiname gliukokortikosteroidų dozę, jeigu nėra, galbūt galime mažinti, gydymo kontrolė yra gerokai veiksmingesnė. Iliustracijai vienas iš tyrimų, kuris parodo, kad esant net dideliam asmenų sergančių bronchinę astmą reaktyvumui, tačiau gydant tinkamai, požymiai ir paūmėjimų prasme nesiskiria nuo žmonių, kurių bronchų reaktyvumas mažas. Tai yra praktiškai nuo sveikų žmonių. Ir kita vertus, jeigu yra didelis bronchų reaktyvumas, inhaliuojamo gliukokortikosteroidų dozė yra nepakankama arba inhaliavimo technika yra neadekvati, paūmėjimų pasitaiko gerokai daugiau. Trečioji strategija, kuri kol kas dar nėra plačiai paplitusi Lietuvoje dėl to, kad nekompensuojamas iškvepiamo oro NO kiekio ištyrimas, tačiau didžiosiuose ligoninėse, bent jau Santariškių klinikose, tai yra atliekama ir žiūrime
netiesiogiai į NO, kuris yra uždegimo kvėpavimo takuose atspindys. Ir jeigu NO rodiklis yra didelis, rodo, kad kvėpavimo takų uždegimas persistuoja, kad inhaliuojami kortikosteroidai turėtų būti veiksmingi. Jeigu NO rodiklis mažėja, rodo, kad gydome gerai ir išlieka mažas, nedidelės koncentracijos, rodo, kad gydome gerai ir dozė yra inhaliuojamo gliukokortikosteroido pakankama. Tai apibendrinant, kad būtų paprasčiau prisiminti. Ilgalaikis bronchinės astmos gydymas. Jo gydymo pagrindas yra inhaliuojami gliukokortikosteroidai ir priklausomai nuo to, kokį jūs pasirinksite, beklometazoną, budezonidą ar flutikazoną iš tų vaistų, kurie yra dabar, pasirenkama, jeigu paciento būklė lengvesnė, gali būti mažesnė dozė pasirenkama, bet geriau, praktiškai norėčiau jums patirti, geriau pradėti didesnę dozę, greičiau kvėpavimo takų uždegimą nuslopinti ir vėliau daryti pakopą žemyn, negu pradėti mažesnę dozę ir pakopą aukštyn po to keliauti. Taigi, jeigu jūs imsit nuo didesnės pakopos gydymą, tai yra nuo didesnės gliukokortikosteroido dozės, tai 400 ar 500 mikrogramų 2 kartus per dieną, vaikams ta dozė gali būti mažesnė ir taip gydome mažiausiai 3 ar 6 mėnesius. Ir pagal poreikį skiriama greitai veikiančio beta-2 agonisto, dažniausiai salbutamolio. Ir paprastas labai požymis. Greitai veikiančio beta-2 agonisto poreikis mažėja ar nemažėja. Labai paprasta. Ar vis dar reikia 5-6 kartus įkvėpti salbutamolio, ar jau tai reikia 2-3 kartus. Aišku, tas efektas inhaliuojamų gliukokortikosteroidų nepasireiškia iš karto. Paprastai kliniškai reikšmingas pagerėjimas būna po maždaug 2 savaičių, gali būti trupučiuką vėliau. Ir jeigu po 2-3 savaičių, po mėnesio poreikis mažėja, viskas tvarkoja. Ir gydome toliau tokią pat dozę, jeigu pasiekėme visišką kontrolę pagal tos kontrolės kriterijus, kurie buvo aptarti anksčiau, galima mėginti dozę inhaliuojamo kortikosteroido sumažinti ir vėl žiūrėti, ar neatsiranda paūmėjimo požymių ir kontrolės sutrikimų požymių, ar atsiranda. Jeigu atsiranda, grįžtama prie tos dozės, kuri buvo anksčiau, ir tokia dozė skiriama ilgai. Tačiau gali būti taip, kad salbutamolio poreikis nemažėja. Ką tai sako? Ar pacientas išvis vartoja vaistus? Tyrimai rodo, kad iki 15% visų mūsų pacientų, kuriems mes išrašome vaistus ar rekomenduojama, jo net nenueina nusipirkti į vaistinę. Nenueina jo nusipirkti turgų, niekur, neįsigyja jokio vaisto. Antras klausimas, ar pacientas moka naudotis inhaliatoriais? Įvairūs tyrimai ir kasdienė praktika, ir mano asmeninė praktika sako, kad didelė dalis gydytojų niekada nematė, kaip jų ligoniai įkvėpia iš inhaliatoriaus, o kontroliuoti tą reikėtų. Net tie žmonės, kurie 20 ar 30 metų gydosi ir kartais supyksta, kai paprašai parodyti, kaip įkvėpi, daro daug klaidų. O klaidos yra viena iš priežasčių, kodėl kontrolė nepasiekiama. Tačiau gali būti, kad viskas tvarkoja, vaistus vartoja gerai, bet yra provokuojantis veiksnys. Tuo provokuojančių veiksnių gali aplinkos kuris nors iš veiksnių ar gretutinė liga, tokia kaip bronchektazės, gastroezofaginis refliuksas, sinusitas ar širdies nepakankamumas. Jeigu viskas tvarkoja, jokių gretutinių ligų nėra, provokuojančių veiksnių nėra, skiriama ilgai veikiančio beta-2 agonisto nuolatiniam gydymui kartu su inhaliuojamu gliukokortikosteroidu. Jeigu kontrolė nepasiekiama, toliau prašoma gydytojo pulmonologo konsultacijos. Kągi daryti bronchiniai astmai paūmėjus? Stipraus paūmėjimo gydymo pagrindą sudaro geriamas prednizolonas 20-40 mg 2-4 savaitės ir salbutamolis. Tuo tarpu inhaliuojamų gliukokortikosteroidų dozė padidinama 2 ar 4 net kartus, palyginus su ta doze, kuri buvo prieš paūmėjimą. Ir toks gydymas, didesnė inhaliuojamų gliukokortikosteroidų dozė, tęsiamas mažiausiai 3 mėnesius. Ir vėl panašiai, jeigu salbutamolio poreikis mažėja, viskas tvarkoja. Po 1-2 savaičių pradėti mažinti ir nutraukti prednizoloną,
po kelių mėnesių pradėti mažinti ir grįžti prie buvusios dozės, inhaliuojamų gliukokortikosteroidų dozės. Tačiau jeigu poreikis salbutamolio nemažėja, tai reiškia, kad bronchinės astmos paūmėjimas vis dar yra sunkus ir reikėtų tokį pacientą hospitalizuoti. Senais laikais, kai dar nebuvo taip gerai žinoma ir taip gerai gydoma bronchinė astma, atsirasdavo vadinamų astminių būklių, kurių priežastis, viena iš priežasčių taip pat būdavo sekreto susikaupimas bronchuose. Štai jūs čia matote vieną iš 3 apatinių bronchų užsikimšimą gleivingų sekretų. Toj vietoj, kur sekretas užkemša broncho, nevyksta ventiliacija. Nevykstant ventiliacijai, ten atsiranda vadinamos nebylios plaučių zonos, kurios būdingos bronchiniai astmai, kada yra labai labai sunkus paūmėjimas. Ir hospitalizacija reikalinga tam, kad kartais reikia atlikti bronchoskopiją, to sekretą pašalinti. Laimė šiais laikais tai pasitaiko retai, bet tikrai toks poreikis nėra visiškai išnykęs. Tai ką norėčiau pasakyti apibendrinančiai, kad bronchinės astmos patofiziologinis pagrindas yra lėtinis uždegimas, bronchų uždegimas. Svarbiausi klinikiniai simptomai leidžiantis įtarti bronchinę astmą yra padidėjęs bronchų reaktyvumas ir epizodinė bronchų obstrukcija. Pats svarbiausias gydymas, kuris dabar yra ir geresnio kol kas nėra, tai yra inhaliuojami gliukokortikosteroidai. Ką noriu pasakyti, kad tai yra saugus vaistai, kurie vartojami 10 milijonų žmonių, turbūt nežinau, tų skaičių gal jie yra dar didesni. Ir labai labai svarbu suprasti, kad nepageidaujamas poveikis yra labai minimalus. Dažniausias jų tai yra burnos kandidozė, balso kimimas ir labai labai retai kiti nepageidaujami reiškiniai. Kas dar labai svarbu, kaip tokio pripratimo nėra. Organizmas nepripranta, jie visą laiką yra veiksmingi ir kuo ilgiau ir reguliariau gydoma gliukokortikosteroidais, to kvėpavimo takų uždegimas nuslopinamas visiškai. Neatsiranda negrįžtamų struktūrinių pokyčių, kontrolė gali būti pasiekta ideali. Tačiau tais atvejais, kai inhaliuojamo kortikosteroido nepakanka, gali būti reguliariam gydymui skiriami ilgai veikiantis beta-2 agonistai. Bet kokia yra bėda su beta-2 agonistais? Tai galioja visiems beta-2 agonistams, tiek trumpai, tiek ilgai veikiantiems, kad jų poveikis nuolat vartojant silpsta, jiem vadinama būdinga tachifilaksija, tai yra poveikio silpnėjimas. Todėl labai svarbu, kad gydymas būtų adekvatus, pakankama gliukokortikosteroidų dozė ir tuomet pacientui nereikės nuolat vartoti beta-2 agonisto ir jis visą laiką bus veiksmingas, kai vartojamas nereguliariai, skirtingai nuo inhaliacinio gliukokortikosteroidų, kurį vartoti reikia reguliariai. Ką dar norėčiau pasakyti, kad kartais gydytojai pamiršta perspėti, kad štai įkvėpia inhaliaciniai kortikosteroidai ir nieko nepajunta. Įkvėpia salbutamolį, jam pasidaro lengviau kvėpuoti ir sako, koks šitas vaistas geras, o tas negeras, man netinka, jis neveikia. Reikia būtinai perspėti, kad inhaliuojamo gliukokortikosteroidas nėra bronchus plečiantis vaistas. Nuo jo pacientui tą minutę nepasidarys lengviau. Tačiau tai yra svarbus strateginio gydymo metodas, vaistas. Ir jį vartojant reguliariai, jau po kelių savaičių beta-2 agonisto iš viso nereikės, nes išnykus kvėpavimo takų uždegimui ar jam labai susilpnėjus tiesiog nebus spazmo, nebus tokio bronchų reaktyvumo. Tačiau labai svarbu prisiminti, kad gydymas vis dėlto yra pakopinis, nes liga dinamiška, yra daug išorinių veiksnių, kurie gali nepriklausyti nuo paciento, net jeigu jis ir vartoja vaistus taisyklingai, kaip jūs paskirta, ir visos kitas rekomendacijas vykdo, bet gali būti peršalimai, virusinės infekcijos, pasikeitęs oras, vėjotumas, drėgmė ir taip toliau. Todėl tas gydymas visuomet yra pakopinis. Visą laiką mėginant vartoti kuo mažiau vaistų, bet kad būtų pasiekta kontrolė. Mėly kolegos, bronchinė astma yra sunki kompleksinė liga ir neįmanoma trumpos paskaitos metu aptarti visų niuansų, kurie susiję su gydymu, kartais diagnostika, komplikacijų gydymu.
Todėl tikrai mielai prašau jūsų drąsiai skambinti, jeigu kiltų poreikis, rašyti elektroninius laiškus, dalyvauti mūsų konferencijose, atvykti į tobulinimosi kursus, kurių metu mes tikrai detaliai aptarėme visus su bronchinės astmos diagnostika ir gydymu susijusius klausimus. Ačiū labai, iki pasimatymų.